Ačiū labai. Tai labas vakaras čia visiems susirinkusiems. Iš tikrųjų, kai paprašė manęs atsinešti dar šitą knygą, pagalvojau, kad pranešimo tema gal yra šiek tiek kita, bet tos knygos pavadinimas nevienareikšmės situacijos kilo iš tikrųjų iš to, kad pastaruoju metu man įdomiausia yra tyrinėti labai konkrečias rašytojų situacijas literatūrinėme gyvenime, jų pasirinkimus ir matyti tokį, tikrai dažniausiai sudėtingus pasirinkimus ir labai pasirinkimų tokį ambivalentišką galimą vertinimą. Ir tos laikysenos, rašytojų laikysenos, aišku, kad iki šių dienų vis nenustoja kelti publikos intereso ir sakykime, jeigu Salomėja Nėris, ar Vincas Mykolaitis Putinas, ar kiti žymiausių sovietmečio rašytojai, Baltušis visą laiką sulaukia kontroversiškų vertinimų ir atrodo dažnai, kad dabar tos rašytojų laikysenos sovietmečio yra vos ne svarbesnė jų palikimo dalis negu jų kūryba. Tai iš to, tai yra galbūt vienas iš tokių impulsų kalbėti šitą temą. Gal pradžioje aš truputį keletą žodžių, kaip aš suprantu, kas yra ta laikysena, tai čia tiesą sakant nelabai ką naujo ir teoriškai įdomaus pasakysiu. Iš esmės, literatūros laukas ir susideda iš laikysenų, iš jų tarpusavio santykių, toks tinklas pasirinkimų ir užimant tam tikras pozicijas, matant tam tikras galimybės veikti ir norint ir užimant tas esamas galimybės. Kiekvienas pasirinkimas turi savo motyvaciją, strategiją ir tai irgi dažnai yra siūloma iš aplinkos. Aišku, labai priklauso nuo rašytojo temperamento, charakterio, bet iš esmės laikysenos, manau, kad irgi yra toks pat tyrimų objektas kaip ir kūryba, nes tai nėra vien asmeniniai apsisprendimai, asmeniniai pasirinkimai, bet ir rodo buvusią ar esamą kultūros lauko situaciją. Laikysena, mano supratimu, gali atlikti keletą vaidmenų. Rašytojas gali atlikti keletą vaidmenų visuomenėje ir iš tų keletos vaidmenų ta laikysena gali irgi susidėti, nebūtinai turi būti vientisa, bet iš esmės tai yra visa, kas yra manifestuojama viešumoje. Šiandien dažnai girdime apie tylųjį modernizmą ir panašius dalykus, tai apie ką žmonės tylėjo, labai sunku yra apie tai kalbėti, dažniausiai, aišku, neįmanoma, nors žinoma, kartais gali pasakyti, kad yra situacija, kada iš rašytojo laukiama kalbėjimo, o jis tyli ir tai irgi, žinoma, galima interpretuoti kaip tam tikrą laikysenos manifestaciją. Man pačiam problema kalbėjimo apie sovietmetį ir apie laikysenas yra gana paprasta. Man vis dar atrodo, kad apie tą laiką mes kalbame gana apibendrintai ir galbūt nebekalbame vien apie pasipriešinimą ir prisitaikymą, bet ir pasipriešinimo ir prisitaikymo prie sovietinio režimo yra tokia didžiulė pilka zona, kurioje dauguma žmonių ir atsiduria, bet niekaip tos pilkos zonos kažkaip niuansuoti, kol kas aiškesnių instrumentų ir nelabai turime. Tai dažniausiai ir varijuojame tokiamis etiketėmis kaip kolaborantas, maištininkas ir panašiai. Tai mano mintis yra paprasta, kad kalbant apie laikysenas, apie rašytojų pasirinkimus, reikia imti labai konkrečias situacijas, susidūrimus su valdžia, su cenzūra, tarpusavio santykius ir analizuoti su visų kontekstu tas situacijas. Žinoma, tai yra galbūt tokia šiek tiek utopinė
metodologiją, bet nes tam reikia labai daug duomenų ir aišku, kad didesnė dalis duomenų liks mums nebežinoma, įvairios konteksto aplinkybės, bet atrodo, kad bent man dabar tą daryti atrodo prasminga. Ta mano mintis yra paimta iš vokiečių tyrinėtojas Angelos Borgvard knygos Elgsena su galia, valdžia ir steigimasis autoritarinėje politinėje sistemoje. Angela Borgvard tyrinėjo 3 rytų Vokietijos rašytojus, jų laikysenas ir labai preciziškai, nekategorizuodama, neapibendrindama, vertino tų rašytojų laikysenų trajektoriją, santykio su valdžia, trajektoriją ir pokyčius. Ir tą galimą tų laikysenų tokį spektrą jinai pabandė apibendrinti tokioje lentelėje. Savo metodologiją jinai vadino interpretacinę politologiją, todėl galbūt čia dominuoja daugiau toks politologinis požiūris į literatūrą, į kultūrą. Ir čia matome, pirmoje grafoje yra išdėstomas įvardijamos politinės laikysenos nuo disidentizmo iki konsensuso ir abejingumo. Tada, sakykime, antroje grafoje matome rašytojo veiklai, kurie apibūdina, sakykime, to santykio rimtumą, mastą, jeigu disidentizmas yra politinė pasaulėžiūra ir pamatinės politinės vertybės, iki, sakykime, kur yra požiūrių nesutapimas ir skirtumas tam tikrais politiniais klausimais ir panašiai. Reikėtų ieškoti apibūdinimų to santykio. Kitoje pusėje lentelės matome politinius veiksmus. Irgi, sakykime, labiausiai ar aršiausiai prieš sistemą, prieš režimą kovojantis asmenys arba jų veiksmai yra įvardyjamas kaip perversmas, revoliucija ir terorizmas, iki kitoje lentelės pusėje esančio tokio ritualinio konformizmo. Tai žodžiu, yra gana platus spektras ir kiekvienu atveju Angela Borgvard žiūri, kokioje maždaug to spektro dalyje atsiduria autorius. Žinoma, kaip minėjau, čia yra tokia labiau gal politologinis požiūris, nes mano bent nuomonė rašytojai, menininkai veikia dar ir savo kūrybą, savo tekstais ir tie tekstai dažnai įgyja tikrai nemenkesnį poveikį visuomeniai negu jų kokie nors tiesioginiai politiniai veiksmai ar pareiškimai. Tai aš savo tyrinėjimuose visą laiką tą literatūrą turiu irgi dėmesio lauke. Dabar kalbėdamas apie Justiną Marcinkevičių, daugiausiai remsiuosi lyginimai su kitais rašytojais, su buvusia kultūros situacija, nes atrodo, kai mes kalbame apie vieną žmogų, dažniausiai kalbame, kad sovietmetis buvo sunku, kad visi buvo priversti prisitaikyti, kolaboruoti ir, tarkime, Viktorija Daujotytė kalbėdama apie tą ankstyvą Justino Marcinkevičiaus periodą, sakė, kad viešojo veikimo galimybės tuo metu buvo tik tai kolaboruojant. Bet vis tiek, kaip ir mano pranešimo tema, vis tiek, kada matai šalia kontekstą ir kitų pasirinkimus, tuo metu gali lyginti tą kolaboravimo pobūdį ar mastą. Ir sakykime, jeigu vien išvardinus keletą Justino Marcinkevičiaus gimimo metų literatų, matyti, kad tie pasirinkimai buvo labai skirtingi. Tarkime, jo artimiausi bičiuliai Alfonsas Maldonis ir Algimantas Baltakis, tada jau visai kitaip Janina Degutytė, Aldona Pušytė, Jonas Juškaitis, Romualdas Lankauskas, Kazys Saja, Vytautas Bložė. Ir kiekviena ta pavardė rodo, kad tos kartos pasirinkimai buvo tikrai gana skirtingi ir labai nevienodi.
Dar kitas dalykas, dėl ko aš dabar renkuosi kalbėti apie ankstyvąjį Justiną Marcinkevičių, man atrodo, kad per mažai dėmesio vis tik tai yra skiriama būtent tam Justino Marcinkevičiaus pirmajam turbūt kūrybos dešimtmečiui, arba jis dažniausiai yra vertinamas jau atsižvelgiant, ką jis padarė vėliau ir jo kūryboje tarsi bandoma matyti keletą privalomų perkūnsargių, bet sieti su tuo tautiniu epu, į kurį jis neva nuo pat pradžių ėjo. Žodžiu, norima matyti tokį labai vientisą Justino Marcinkevičiaus kūrybos ir elgsenos tokią trajektoriją. Tai man tas neatrodo, kad Justino Marcinkevičiaus ta programa buvo vientisa ir dėl to šiek tiek ir stabtelėjau ties tuo ankstyvuoju jo periodu. Na, tai pirmieji jo pasirinkimai arba tas mąstymas apie tai, kaip reikėtų elgtis, žinoma, prasideda jau gimnazijoje ir nemažai iš gimnazijos ir taip pat iš Justino Marcinkevičiaus bendraklasių išeina, pasitraukia į mišką ir pasirenka ginkluotą rezistenciją. Žinoma, galima svarstyti, kiek tuo metu 16-mečių būtent ėjo į mišką, bet statistika yra tokia šiek tiek bendresnė, sakykime, kad dauguma partizanų vis tik tai žūdavo jaunesni negu 22 metų amžiaus, čia yra 52 metų duomenys. 33 ir vyresni 13% sudaro, nuo 28 iki 32 10%, nuo 16 iki 21 51 ir nenustatyto amžiaus 10%. Tai tas nuo 16 iki 21 metų vis tik tai buvo dažniausia partizanų žuvimo amžius ir tai rodo, kad tų jaunųjų buvo labai daug. Tai žinoma, kad Justinas Marcinkevičius tokią galimybę tiesiog matė savo klasės suole ir įdomu yra tai, kai žiūri į to meto, sakykime, literatūrinę, reikėtų sakyti, kultūrinį lauką. Kažkaip mūsų per 25 metus, man atrodo, mes kol kas neparašėm tokių tekstų, kur tuo pat metu rašyti literatūriniai tekstai būtų matomi per tokį vieną skerspjūvį. Tai sakykime, įdomu, kad partizanų spaudoje partizanai labai dažnai apeliuodavo į rašytojus, kreipdavosi į juos, ragindami pagalvoti, su kuo jie eina, ką jie renkasi. Ir taip pat yra įdomu, kad taip pat apeliuojama ir į pačią jauniausią kartą. Štai partizanas Kartas rašė: tad rinkitės, kurie dar nepasirinkote, o tie, kurie nuėjote antruoju keliu, visi draugai, Grybai, Mieželaičiai, Venclovos, Baltakiai ir kiti, pagalvokite, kad jau nebetoli jūsų kelio galas. Žodžiu, tas apeliavimas į Baltakį yra apeliavimas į tą 30-ųjų kartą. Todėl įdomu, kad tas tam tikras dialogas buvo žinomas, buvo jaučiamas ir tas pasirinkimas be abejo iš abiejų pusių buvo gana radikalus. Nebuvo to vidurio kelio ir vidurio kelią Baltakis ir pats 20-ajame pavasaryje kritikavo jį taip pat ir partizanai savo spaudoje. Įdomu yra tai, kad žinoma, Marcinkevičius gimnazijoje vis tik apsisprendžia dėl tokio konservatyvaus gynybinio kelio, dėl išlikimo bet kokią kainą. Ir ta taktika, kaip pasiteisinusi, Marcinkevičius tikėjo visą laiką iki pat gyvenimo pabaigos. Ir iš esmės manė, kad būtent šita taktika išlikimo bet kokią kainą, prisitaikymo buvo sąjūdžio ištakų šaltinis ir galimybė sąjūdžiui atsirasti. Tačiau įdomu, kad viename iš savo krestomatinių eilėraščių iš ciklo 1946, kur
žinomos visiems eilutės yra Marcinkevičiaus ir nuolatos kartojamos 16-mečiai, 30-ųjų metų gimimo, jauni ir gražūs, liekni kaip medžiai, vaikiškom rankom šautuvų sima. Tai įdomu, kad Marcinkevičius jau po gerokai vėliau poetizuoja būtent šitos pasirinkimus, kurie vis tik tai ėmė šautuvus į rankas. Tai reiškia, kad štai istorinio tokio poetinio pasakojimo nusipelno būtent pasirinkę šautuvus, o ne pasirinkę priėmė kitus sprendimus. Žodžiu, Marcinkevičius tarsi poetizuoja šitos pasirinkimus, kurių jis pats neatliko. Dabar, kaip minėjau, Marcinkevičius renkasi tokią konservatyvią laikyseną, įstoja į universitetą, išnaudoja tas galimybes, kurias jam suteikia sovietų valdžia, provincijos jaunuolis, įbaugintas, įgyja aukštą išsilavinimą ir pamažu pradeda užimti svarbias pareigas literatūrinėje, turbūt reikėtų sakyti, nomenklatūroje. 54 metais tampa Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininku, jo pavaduotojas Paulius Širvys. 55 po metų tampa Rašytojų sąjungos komjaunimo pirminės organizacijos sekretoriumi. Tais pačiais metais išrenkamas į poezijos sekcijos biurą. 57-59 metais žurnalo Pergalė atsakingasis sekretorius. 59 išrenkamas į naują Rašytojų sąjungos valdybą. 60 tampa valdybos prezidiumo nariu, valdybos pirmininko Mieželaičio sekretoriumi kartu su Alfonsu Bieliausku. Ir 60 ir 65 yra pirmasis Rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotojas. Marcinkevičius dar nuo 57 metų yra komunistų partijos narys ir turi tokį politinį pasitikėjimą. Pradeda gauti apdovanojimus. Pirmoji premija yra 57 metais už 20 pavasarį, respublikinė premija, ir jam patikima auklėti jaunuosius literatus. Tai tas Marcinkevičiaus pradžia, sakykime, buvo aiškus pasirinkimas eiti į viešumą, užsitikrinti stiprias pozicijas ir palyginus čia vėl, kadangi, sakiau, lyginsiu su panašiose situacijose buvusiais žmonėmis, tai reikia pasakyti, kad jo bendrakursiai ne visi skubėjo eiti į viešumą ir pats Marcinkevičius, žinoma, labai dažnai savo autobiografiniuose tekstuose prisimena, kad tuo metu buvo labai svarbu išlaukti ir metai, 2-3 buvo labai svarbus tai kultūriniai atmosferai, kurie tu debiutuoji, ir tas debiutas, aišku, nulėmė tavo kūrybinę biografiją. Na ir tokia istorija iš Marcinkevičiaus kurso. Keletas jaunų poetų, Vytautas Martinėnas, Domas Tertelis, laikėsi gana tokį nuo viešumos. Na, Martinėno pavardė dar sušmėžuoja jaunųjų literatų seminarų protokoluose, gal yra keletas publikacijų jaunimo gretose, Švyturyje. Tačiau studijoms einant į pabaigą, tie jaunuoliai buvo įbauginti saugumo, viešai spaudoje apkaltinti veidmainiavimu, žavėjimusi dekadentinę poeziją ir tokių pačių nesąmonių rašymų, girtuokliavimų pavaizduoti kaip sovietiniai santvarkai prarasti jaunuoliai ir nedėkingi sovietų valdžiai už suteiktą išsilavinimą. Kažkas studijų pabaigoje atkreipė komjaunimo organizacijos dėmesį šios studentus ir jie buvo, žodžiu, svarstyti komjaunimo pirminėje organizacijoje. Na, kas tie pašaliniai žmonės, kurie ten pranešė, yra nesunku suprasti, nes svarstymas komjaunimo susirinkime prasidėjo po to, kai Domas Tertelis buvo paleistas iš apklausų saugume. Ir aišku, kad po to tie jauni literatai apie kokias nors viešas veikimo kultūroje galimybės galėjo nebegalvoti. Buvo išsiųsti mokytojauti į provinciją ir kaip literatai daugiau nebepasireiškė.
Būtent tas gyvenimo būdas, o metu dar 57 metais Chruščiovo priimtas nutarimas dėl apie literatūros, už glaudų literatūros ir meno ryšį su liaudies gyvenimu, tai 60 metais ir dar šiek tiek vėliau buvo vis dar uoliai įgyvendinamas ir Marcinkevičius, kuris tuo metu buvo atsakingas rašytojų sąjungoje už jaunųjų ugdymą, irgi tą chruščiovinį nutarimą stengiasi paversti praktiką. Pats Marcinkevičius irgi apie tai kažkaip nelabai kalbama, jau viename iš savo paskutinių autobiografinių tekstų, tokiame gana skaudžiame ir sąžiningame taburetė virš galvos, rašė: 60 metais buvau ideologinėje tamsoje. Tikėjau, kad darbo ir kūrybos entuziazmas iškels Lietuvą, džiaugiausi kiekvienu, kaip tada buvo sakoma, laimėjimu, būdamas rašytojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojų, kviečiau kolegas eiti į gyvenimą, mokytis iš gyvenimo ir panašiai. Tokia tuo metu buvo linija, veiklos programa. Na ir archyviniai dokumentai, kurie fiksuoja tą Marcinkevičiaus raginimą eiti jaunuosius gana gyvai, liudija tą jo raginimą. Tarkime, 60 metais viename plenume rašytojų sąjungos Marcinkevičius kalba: kai kas net galvoja, kad juo palaidesnį gyvenimą jis gyvena, juo daugiau išgeria, juo daugiau atsitiktinių meilių patiria, tuo geriau jo kūrybai. Nenoriu kištis į kitų asmeninius reikalus, bet man atrodo, kad kaip tik toks gyvenimo būdas ir sužlugdo asmenybę, ypač jaunojo rašytojo. Kai kas galvoja, tokiu būdu studijuojas gyvenimą, bet argi mūsų gyvenimas vyksta baruose ir atleiskit už įsireiškimą nelabai švariose lovose. Man atrodo, kad kiekviena asmenybė auga ir tvirtėja kovoje su savimi, nugalėdami visą tai, kas joje yra žema, nešvaru, niekinga. Jeigu aš negaliu atiduoti kūrybai viso savęs, jeigu aš pagiriomis rašau eilėraštį apie tėvynę, meilę, ištikimybę ir kitas aukštas materijas, tai aš mažiausiai esu melagis. Ir taip toliau. Įdomu, kad ir Mieželaitis, ir Marcinkevičius 60 metais neateina Neringos kavinės. Marcinkevičius sako: mes per mažai dirbame, o kur kitur auga asmenybė, jeigu ne darbe. Galbūt mūsų puikioje kavinėje Neringa. Tiesiog neįtikėtina, kaip Neringa buvo įsteigta 59 metų lapkričio mėnesį ir per keletą mėnesių Neringa tapo tokia vieta, kuri apibūdina visus dykaduonis ir neinančius į viešumą literatus. Kaip didžiausią savo rūpestį Marcinkevičius įvardyja per lėtą brendimą. Mes per ilgai bliaunam veršiais, kada jau seniai laikas baugti jaučiais. Tai kada mes rašysim, jeigu jau dabar nerandam savyje energijos ir noro tam rašymui? Ne, mes per lėtai dresnam kaip rašytojai, mes tiesiog nenorim ir bijom subręsti, nes tada iš mūsų bus pareikalauta kaip iš rašytojų. Geriau jau likti jaunam, tada kiekvieną mano tūpčiojimą vietoje kritiką palaikys augimo sunkumais. Jau kelinti metai, kaip sąrašuose figūruoja Tumelio, Čigrėjaus, Juškaičio pavardės, o ką jie parašė, dabar dar nieko nematyti. Štai tie visi trys jaunuoliai. Čigrėjus man pasakoja, kad jie čia toro bendrabutyje su skolintomis skrybėlėmis ir šaukštais vietoj fantazijų įsikišę. Tai visi trys, kurie paminėti kaip lėtai bręstantis. Aišku, kad tokių lėtai brendusių buvo ir daugiau. Tarkime, Jonas Juškaitis debiutuoja 29 metų, Aldona Pušytė debiutuoja 70 metais, 40 būdama, Čigrėjus debiutuoja 38, 71-aisiais, Jonas Mikelinskas debiutuoja 60-aisiais, bet jis jau gimęs 22, irgi vyresnėme amžiuje. Taigi buvo žmonių, kurie suprato, kad ėjimas į viešumą yra,
kaip Marcinkevičius ir sako, paskui bus iš tavęs pareikalauta daugiau, todėl kol kas lūkuriavo ir savo debiutą nukelinėjo, tai tokia galimybė, aišku, irgi buvo. Man dar pasirodė, kad Marcinkevičiaus ta kritika, lėto brendimo kritika iš esmės yra ta pati taktika, kaip ir Stalino metais buvo garsioji Tylenio kritika, tik tai aišku, jis negalėjo nurodyti tos retorikos, nes buvo chruščiovinis atšilimas ir retoriką reikėjo atnaujinti. Tai Marcinkevičius kalba apie lėtą brendimą. Na ir aišku, kad tas rūpestis lėtų brendimu yra ne tik spaudimas eiti į viešumą, bet ir nurodymas, kad bręsti reikia taip, kaip jauno teisingo literato kelias yra sumodeliuotas apysakoje Pušis, kuri juokėsi. Dabar galime paklausti, ar būdamas universitete, vietoj tos karjeros, kurią aš paminėjau, Marcinkevičius galėjo rinktis ką nors kitą. Kiek žinau, pirmas Marcinkevičiaus darbas buvo Genio redakcijoje. Genio redakcija tuo metu buvo dar kuriama, jauna ir algos ten buvo gana nedidelės, bet vis tik kaip studentui buvo, manau, nebloga darbo vieta. Ir reikia pasakyti, kad bent mano nuomonė iš to laikotarpio ankstyvojo Marcinkevičiaus tai, kas išlieka ir turi išliekamąją vertę, tai Grybų karas išleistas 58 metais ir skirtas vaikams ir turbūt yra geriausia jo knyga. Bet aišku, žurnalas neprestižinis ir periferinė vaikų literatūra, ko gero galėjo būti tos aplinkybės, kurios paskatino jį išeiti į rašytojų sąjungą. Na, tuo metu, aišku, vyksta ne tik jaunųjų auklėjimas, bet Marcinkevičiaus figūra dar yra labai svarbi ir konflikte su vyresnėje karta, ir čia tas garsusis novatorių ir senatorių konfliktas. Irgi ta stalininė karta, ją pakeičia chruščiovinė vadovaujama Mieželaičio karta su savo nauja poetika ir retorika, ir tos įtampos vyksta. Justas Paleckis 63 metais netgi dar citavo tokį garsų Marcinkevičiaus pareiškimą. Ir Justas Paleckis sako, kad kai kalbama apie tai, kad Marcinkevičius neatsisakė nuo žodžių mes juos sutriuškinsim, tai buvo aiškiai pasakyta mes. Kada būna mes, vadinasi, yra ir kažkokie jie. Tai čia yra tas konfliktas su vyresnėje karta ir vyresnėji kolegos dažnai skundėsi arogantiškų jaunųjų elgesių, kurie buvo užėmę tas vadovaujančias pozicijas rašytojų sąjungoje. Bet tai galbūt yra šiek tiek kita tema. Keletą žodžių gal dar apie estetinius ir ideologinius kompromisus, kuriuos teko atlikti taip anksti debiutavus ir taip anksti užėmus tokias svarbias pozicijas. Vitas Aleška, pats 30-ųjų metų kartos atstovas, tą pirmą šios kartos etapą apibūdina šitaip. Šita karta kartojo ir tiražavo utopinę socializmo idėjas, partinės propagandos stereotipus, išreiškė epochos stilistiką, ideologizuoto žodžio reikšmes ir oficialų optimizmą, pasidavė organizuotam melui. Be abejo, jų stilistika buvo kitokia negu vyresniosios kartos, bet iš esmės atitiko tai, ką turėjo daryti būtent atšilimo meto literatai. Ir, kaip jau minėjau pradžioje, man atrodo, kad to meto kūrinių vertinimui labai didelį įtaką turi vėlesni kūriniai, draminė trilogija ir pelnytas tautos sąžinės statusas, kuris tarsi neleidžia peržiūrėti iš naujo to ankstyvojo meto kūrinių. Man atrodo, kad visos ankstyvosios Marcinkevičiaus knygos yra parašytos būtent iš to tokio teisingo tarybinio piliečio, demaskavusio Stalino kulto pozicijų. Tarkime, rinkinys Prašau žodžio 55 metai yra parašytas kaip tokių dar stalinistinių metų topų, Nukritę ponų pančiai, kolūkių optimizmas, tikrovės virtimas pasaka ir folklorinių elementų pinė. Čia cituoju vieną eilutę, kur susipina tie dalykai: pasakyk jaunoji, pasakyk mergelė, kas kolūkio lauką be žirgelių arė.
Tai, žodžiu, Centro komiteto ir ministrų tarybos įsteigta valstybinė premija buvo paskirta 20 pavasarį, kuri kritikuoja vidurio kelią, irgi tuo metu viena iš svarbiausių tokių ideologemų. Publicistinė poema 61 metais yra tokio mieželaitiško modernizmo parašyta knyga, mieželaitiško modernizmo maniera parašyta knyga ir kuria naują žmogaus pasaulėvaizdį. Mediniai tiltai 66 yra toks mikutiškas atlydžio optimizmas, socializmo su žmogišku veidu ieškojimas, Lenino sužmoginimas, kietų dogmų atsisakymas, kurių atlydžio metu reikėjo atsisakyti ir pakeisti kitomis. Turbūt geriausias ir Marcinkevičiaus pats mylimiausias kūrinys Kraujas ir pelenai 60 metais irgi eksploatuoja tą sovietinę Pirčiukų kaimo tragedijos versiją ir yra pasakojimas taip, kaip reikėjo kurti istorinį pasakojimą būtent sovietmečių. Kryžiuočių ordino ir nacių paralelė, neapykantos priešams kultivavimas, bažnyčios prakeikimas. Marcinkevičius yra minėjęs, kad tas garsiasias eilutes jam liepia įdėti konsultantai, bet reikia pasakyti, kad ir draminėje trilogijoje bažnyčios religijos kritika išlieka ten viena iš svarbiausių ir turbūt yra irgi sąlyga tuos tekstus publikuoti ir skelbti. Ir tuo metu, ankstyvajame periode, Marcinkevičius renkasi dažniausiai poemos žanrą, kuris tiko tam tokiam monumentalumui kurti ir buvo vienas iš poezijoje, buvo reprezentatyviausias socialistinio realizmo žanras. Problema man čia yra ta, kad labai iš esmės identiškas Mieželaičio žmogus, kaip ir Marcinkevičiaus publicistinė poema, abu kūriniai atsiliepia į 20-ojo partijos suvažiavimo idėjas ir tvirtina tą naują žmogaus pasaulėvaizdį. Marcinkevičiaus kūrinyje sufokusuojamas dėmesys į tokius į žmogaus visą gyvenimą, vaikystė, jaunystė, tėvynė, subrendimas, revoliucija, darbas, taika ir visos tos ideologemos yra poetiškai apdirbamos, žodžiu. Bet problema man yra ta, kad Mieželaičio žmogus tapo, jo tokiu tarsi didžiausia gėdos dėmė. Toks pat kūrinys tais pačiais metais Marcinkevičiaus yra visiškai nefunkcionuojantis ir užmirštamas. Ir Mieželaitis vertinamas pagal žmogų, Marcinkevičius vertinamas pagal gerokai vėlesnius kūrinius. Man atrodo, kad kada galvojame apie pasirinkimus, aš vis tik tai linkęs manyti, kad sutinku, kad be kompromisų gal buvo neįmanoma veikti viešumoje, bet buvo tie kompromisai vis tik skirtingi ir Marcinkevičiaus lojalumas ideologijai, man atrodo, neretai perteklinis. Tarkime, viena iš asmeniškai brangiausių temų, motinos tema Marcinkevičiaus debiutinėje knygoje Prašau žodžio atiduoda ideologijai. Pačiame pirmame knygos eilėraštyje išvesdamas paralelę tarp motinos ir partijos ir iškeldamas partiją aukščiau negu motina. Bažnyčios kritika Kraujas ir pelenuose. Toks vienas labai keistas ir turbūt nelabai žinomas atvejis ir man sunkiai paaiškinamas Lietuvos nepriklausomybės simboliu tapęs sovietmečių Brazdžionis. Marcinkevičiui kažkodėl užkliūna 60 metais. Ir 60 metais, sausio 1 dieną, literatūros ir meno pirmame puslapyje, žodžiu, ten pasiėmė 60 metų literatūros ir meno komplektą ir pačiame pirmame puslapyje publikuojamas jo eilėraštis Tiesa. Pacituosiu čia dvi strofos. Per pasaulį keliauja tiesa, be perlonų ir be nilonų, jai priklauso žemė visa, be Rockefellerio milijonų. Jos neprislėgė auksas, už tai ji nuskrido lik saulės rato, jis pakilo labai aukštai, gal todėl ją visi ir mato.
Aš suprantu, kodėl 53 metais Mieželaitis turėjo publikuoti Per pasaulį keliauja šuva, bet kodėl Marcinkevičius 60 metais turi pulti Bernardą Brazdžionį, nelabai čia turiu kokių nors komentarų, nes, sakykime, Ramutė Skučaitė irgi 31 metų gimimo, sakiusi, buvusi tremtinė, atėjusi į literatūrą tokiu metu, kai šlovinti jau nieko nereikėjo, o atėjo į literatūrą 57 metais. Jos publikacija jaunimo gretose buvo gana tokia neutrali ir simpatiška. Aišku, tarkime, Miškinis grįžęs iš Sibiro savo kūrybą tuo metu privalėjo paliudyti lojalumą komunistų valdžiai, čia buvo visai kita situacija, bet situacijų, kaip ir sakau, yra įvairiausių ir Marcinkevičiaus situacijos šiuo atveju, tarkim, nelabai galiu paaiškinti. Na, Ričardas Papelniškis, tarkime, ten komentuodamas diskusiją dėl Pušies, kurį juokėsi, yra pasakęs, kad tais metais poetas dirbo Rašytojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotoju ir be abejo negalėjo užtrenkti kabineto durų prižiūrėtojams. Tai man atrodo, kad tai yra kompromiso kaina, kada reikėsi daryti karjerą, kada reikėsi užimti kabineto poziciją, labai dažnai susiklosto tos situacijos, kai tu negali pasakyti ne. Ir skirtingai, sakykime, negu Janina Degutytė, Ramutė Skučaitė, Aldona Puišytė, ypač moteris, kurios karjeros turbūt neturėjo galimybių daryti, skirtingai negu jos, Marcinkevičius tokių keistų perteklinio lojalumo gestų tikrai yra padaręs labai nemažai. Na, Puišytės atvejais, aišku, įdomus dar ir tuo, kad galima palyginti jų kūrybą istorinio pasakojimo požiūriu. Puišytė yra Marcinkevičiaus bendramžė, taip pat jautri tautos likimo ir istorijos temai, debiutavusi 10 vėliau, buvusi gana nuošalėje literatūrinio gyvenimo, dirbusi vaistininkė, vėliau Maironio literatūros muziejuje. Slapyvardžiai publikavo keletą eilėraščių pogrindinėme Rūpintojėlyje ir kaip ir Jonas Juškaitis neslėpė savo religinių įsitikinimų. Žodžiu, jo situacija yra tokia. Ir Puišytė sovietmečiu neišleido ne vienos knygos be cenzūros priekabių ir 85-aisiais jos tokia istorinė poema Įvardijimai ir sąskambiai buvo leidžiama ne tik liepiant kažką išbraukti, bet ir reikalaujant suaktualinti politinio atžvilgiu ir pritempti visą tą istorinį naratyvą iki Juliaus Janonio, nors veiksmas tarsi baigėsi ir anksčiau. Kodėl taip yra? Juozas Macevičius 84 metais gruodžio 1 datuotame laiške Puišytei kalba apie nepalankę konjunktūrą. Bet ta pati nepalanki konjunktūra, aišku, Marcinkevičiui tais pačiais metais netrukdo išleisti vienintelės Žemė eilėraščio rinkinį, kuris buvo išleistas 50 000 egzempliorių tiražu. Dokumentinėme filme Prie rūgių ir prie ugnies Marcinkevičius sako, kad jis vadovavęsis biblinė išmintimi, kas ciesoriai, kas Dievo Dievui. Tai kai tokią strategiją lygini su Puišytės ir tokios strategijos rezultatus, gali apibendrinti kitų posakių, kas galima Jupiteriui, negalima Jaučiui. Ir Brilinga Puišytei taip tiesiai ir pasakė bent jau Puišytės liudijimu, kol neįrodysite savo pilietinės pozicijos, nespausdins Nemunas, nei Pergalė ir Vaga knygų neleis. Tai Marcinkevičius tai pilietiniai pozicijai įrodyti paskyrė 10 metų pirmų savo kūrybos ir žinoma, kad galėjo sau leisti elgtis ir rašyti gerokai kitaip.